Sveiki, jūs esat kanale Matematika be streso ir šiandien mes kalbėsime apie skaičių aibių poaibius. Tai yra labai svarbi, aktuali ir įdomi tema ir šiandien aš jums rodysiu tai. Pradėkime. Visų pirma, atsiminkime, kas yra aibės. Aibės tai yra kažkokia tai skaičių visuma, kurią mes analizuojame. Taigi poaibės tai yra dalykas priklausantis aibių tematikai, nes poaibės tai yra kažkoks tai mažesnis kiekis tų pačių skaičių arba kitokių skaičių, kuris gali priklausyti aibė arba jai nepriklausyti. Pažiūrėkime į šios du pavyzdžius. Aibė A sudaro 3 skaičiai – 5, 10 ir 15. Aibė B sudaro 2 skaičiai – 5 ir 10. Tačiau matome, kad tie 2 skaičiai kartojasi ir aibėje A. Todėl galime sakyti, kad aibė B yra aibės A poaibis. Tai reiškia aibė, kuri yra viduje kitos aibės, tai yra poaibis. Tai užrašome tokių ženklų kaip raidė C pailginta ir pasakome, kad B priklauso šitai aibė arba B yra šios aibės poaibis. Ir jeigu vizualiai nupiešti tokį kaip ir kažkokią tai dėmę, matome, kad aibė A tai didelė dėmė, kurioje daug skaičių, ir aibė B yra mažesnė dėmė, kuri yra viduj A dėmės ir todėl ji yra poaibis, tai viduj. Jeigu ji būtų ne viduj, išlindusi, nes, pavyzdžiui, būtų kitoks skaičius, mes dar pažiūrėsime į tokius variantus, tai tada sakytumėm, kad nepriklauso, tai yra, reiškia, nėra poaibis. Bet šito atveju yra, nes 5 ir 10 yra abiejose aibėse. O dabar pažiūrėkime į vieną realų pavyzdį. Įsivaizduokite, jūs esate Artificial Intelligence kompanijos vadovas ir artėja kalėdos. Ir jums reikia nuspręsti, kurie darbuotojai dirbs švenčių metu, o kurie gali laisvai savo ilsėtis ir poilsiauti, nes jūsų įmonė negali sustoti ir išleisti visus darbuotojus namo. Taigi jūs galite parašyti tokią kaip ir formulę arba apskaičiuoti tai tiesiog ant lapo, jeigu darbuotojų nėra daug. Reiškia, jūs domina tokie darbuotojai, kurie sutinka dirbti naktį, naktiniai darbuotojai. Mes juos pažymėkime raidę N. Mūsų domina darboholikai, tai yra žmonės, kurie bet kokią kainą eis į darbą, nes jie mėgsta darbą, myli darbą ir netgi jeigu tai šventės, jiems nėra svarbu. Taigi juos pažymėkime raidę D. Surašykime mūsų darbuotojus pagal tos požymius. Tai yra naktiniai, kurie mėgsta dirbti labiau naktį, tai yra Jonas, Petras, Mantas ir Rasa. O jeigu būtų darboholikai, darboholikų sąrašą sudarytų Asta, Katerina, Jonas ir Petras. Mūsų užduotis yra surasti, kas dirbs per kalėdas, tarkime. Tai pažymėkime raidę K, kalėdos, ne? Mums reikia, kad tie kalėdiniai darbuotojai priklausytų aibei iš N, tai reiškia naktiniai, kurie mėgtų dirbti naktį, reiškia, jie sutiktų dirbti ir naktį, kai bus kalėdinė naktis. Ir jie taip pat turi būti darboholikai, reiškia, tai ir užrašome. K priklausomybė aibė N, tai yra mūsų naktiniai darbuotojai, ir K priklausomybė mūsų D, tai reiškia darboholikai. Mums reikia išspręsti, kuris atitinka. Ir jeigu mes, aišku, pažiūrėtumėm į tos sąrašus ir pamatytumėm, kuriegi žmonės dubliuojasi abiejose sąrašuose, mes galėtumėm pamatyti, kad, pavyzdžiui, Jonas yra ir naktinis darbuotojas, ir darboholikas, ir taip pat Petras. Ir Mantas ir Rasa yra labiau naktiniai darbuotojai, o Asta ir Katerina yra darboholikai. Bet jie naktį nesutiks dirbti, todėl greičiausiai jie atsisakys. Taigi mes turim 2 kandidatus, nes mūsų poreikis, tai yra mūsų aibė sudaryta iš abiejų naktinių darboholikų, atitiko 2 šitų darbuotojų vardų. Štai kaip mes kartais gyvenime naudojame aibės ir poaibius, kai reikia padaryti šiokį tokį pasirinkimą ir turime remtis apribojimais, mūsų atveju aibėmis. Pažiūrėkime į dar keletą labai svarbių dalykų. Dar aibės galime užrašyti tiesiai ir matome, kad, pavyzdžiui, aibė A tai yra nuo -4 įskaitant -4 ir iki 2 įskaitant 2. Aš pažymėjau jos mėlyną spalvą, matote tiesioji nuo -4 iki 2 ir matome aibę B, tai yra nuo minus begalybės iki 4. Reiškia, vėlgi matome, kad sužymėta žalia spalva. Ir čia mes galime pasakyti, kad aibė A tai yra mūsų mėlyna linija, yra B aibės poaibis. Reiškia, A skaičiai telpa į mūsų B skaičių visumą. Reiškia, jie yra viduje. Ir taip pat dar toks dalykas sakomas dėl viso kito, kad aibė gali būti savo paties aibės poaibis. Tai reiškia, A yra A aibės poaibis. Tai reiškia, kad aš esu aš, ne? Arba stalas yra stalas. Tai reiškia, ta aibė yra pati savęs poaibis. Ir dar vienas dalykas,
Atsimenat, mes kažkada kalbėjome apie tuščią aibę. Tuščioji aibė, kurioje nėra jokio skaičius, ji irgi gali būti bet kurios kitos aibės poaibės. Tuščioji aibė žymima kaip užbrauktas apskritimas ir ji gali priklausyti bet kokiai aibei. Ir pažiūrėkime dabar, ar B galėtų būti A aibės poaibis. Ir matome, kad ne, nes B aibė yra daug didesnė negu A aibė ir ji netelpa A aibėje niekaip. Čia būtų kaip kambarys ir būtas. Tai yra mūsų A aibė yra kaip ir kambarys, apribotas kambarys, o B aibė yra būtas. Tai yra daug kambarių, vienas iš kurių yra tas A kambarys. Bet pats būtas netelpa vienam kambarį, nors kambarys telpa būte. Todėl A yra poaibis, bet B nėra A aibės poaibis. Tikiuosi tai suprantama, nes iš esmės tai yra labai paprasta tema. Na ir pažiūrėkime į keletą pratimų. Kurio atveju aibė K nėra aibės M poaibis. Pažiūrėkime, išrašykime tik tai mūsų aibę ir mums reikia nuspręsti, kurios iš visų išvardytų aibių nepriklauso šitai aibė arba nėra poaibis. Paimkime kokią nors 3, 5, 7 K. K iš karto pažiūrėkime, ar atitinka ar ne. 3, 5, 7. Žiūrime, 3 turime, 5 turime, 7 turime. Reiškia, K yra M aibės poaibis. Pažiūrėkime, tai čia A variantas, pažiūrėkime B variantą. B variante turime K, kuris lygus vienetui. Vienetą mes turime, reiškia K irgi čia priklauso ir yra poaibis C. Čia mes turime 3 ir 9. Tai 3 mes turime, 9 turim. Tai C irgi tinka. Pažiūrėkime paskutinį. D. Čia mūsų aibė yra 1, 2, 5, 7. Žiūrime, 1 turime, 5 turime, 7 turime, 2 neturime. Tai 2 neturime, todėl negalime teikti, kad priklauso, tiesiog užbraukime. Galime teikti, kad K nėra M aibės poaibis, nes vienas iš tų skaičių, kuris turi K, nėra sąraše skaičių, kurie yra M aibėje. Išspręskime dar vieną. Ar tiesa, kad A yra B poaibis, jei? Čia vėlgi labai paprasta, aš tik norėjau pažiūrėti, pavyzdžiui, C variantą. Reiškia, mūsų aibė yra 1 ir 7, čia yra A aibė, o B aibė yra 1, 5 ir 17. Kaip matote, 1 mes turime, 7 neturime, todėl A nėra B aibės poaibis. Bet pažiūrėkime dar B variantą, man labai jis patiko, nes čia mes susidurime su to, kad turime tuščią aibę. Ir kaip aš minėjau pamokos pradžioje, tuščioji aibė priklauso bet kokiai aibei. Galima teikti, nesvarbu kokia būtų B aibė. B aibė galėtų būti ar vienas skaičius, ar keli skaičiai, tai nėra svarbu. Mūsų atveju tai yra 4 skaičiai, bet tai nėra svarbu, nes tuščioji aibė gali priklausyti, tai jau rašome tiesiog tai. Čia reikia tiesiog įsiminti. Tuščioji aibė niekas gali būti bet kur. Tai yra kaip tuščias lapas, gali būti bet kurioje knygoje. Pažiūrėkime dar vieną pratimą, jis yra šiek tiek sudėtingesnis, todėl mes išrašysime detaliau. 5n plus 1, tai yra mūsų aibė, bet ta aibė turi dar apribojimą. Kas yra n? N yra natūralusis skaičius, super. Natūralusis reiškia 1, 2, 3, 4, 5 tie skaičiai, kuriais mes skaičiuojame daiktus. Ir n yra mažesnis arba lygus 5. Reiškia, jeigu mes pradėtume skaičiuoti nuo vieneto, 1, 2, 3, 4 ir 5. Čia turime sustoti, nes čia yra mūsų viršutinė riba. Reiškia, n, dar galime užrašyti taip, yra daugiau negu 0 ir lygus 5. Bet visame tame net nepamirštam, kad yra natūralusis skaičius. Reiškia, tai yra, užrašykim čia 1, 2, 3, 4 ir 5. Viskas. Daugiau čia skaičių nėra. Pabandykime juos dabar įdėti į mūsų formulę ar mūsų lygtį, kad sužinoti, kasgi sudaro mūsų aibę A. Taigi, va čia mūsų formulė. Mes čia dabar įdėsim tos skaičius. Tai A aibę sudaro tokie skaičiai kaip 1 kart 5 plus 1. 6. 2 kart 5 plus 1, tai yra 10 plus 1, 11. 3 kart 5 plus 1, tai yra 16. 4 kart 5 plus 1 yra 21. 5 kart 5 plus 1 yra 26. Viskas. Šitą aibę uždaryta. Turime tokius skaičius. Ir dabar mus prašo. Visų pirma, tai lyginiai skaičiai. Surašyti aibę, kuri sudaryta iš lyginių skaičių, tai yra poaibis turėtų būti, kuris sudarytas iš lyginių skaičių iš šitų visų, kuriuos mes surašėme. Tai išspręskime A variantas, tai reiškia, sugalvokim pavadinimą tam mūsų aibei, tarkim, B. B aibę sudaro tik tai lyginiai skaičiai. 6, 16 ir 26. Antroje užduotyje mus prašo užrašyti skaičiaus 3 kartotinius. Tai reiškia, tie skaičiai, kurie dalinasi iš 3. Be likučio.
Tai yra 6 dalinasi iš 3, tai reiškia užrašom 6. 11 nesidalina, 16 nesidalina, 21 dalinasi, nes 21 padalinti iš 3 yra 7. Ir 26 nesidalina. Na ir C mūsų prašo sudaryti tokią aibę, kurią sudarytų skaičiai, kurie dalinasi iš 20. Ir tokių mes čia neturim, todėl mes užrašome mūsų tuščiąją aibę. Tuščioji aibė pagaliau atsirado ir dabar jūs matote, kad štai momentas, kada ją galime naudoti. Tuščioji aibė reiškia nėra jokio atsakymo, tuščias lapas, tuščia dėžutė. Tai yra niekas. Ir kadangi mes neturim nei vieno skaičius, kuris priklausytų šitai aibei, mes užrašom tuščioji aibė, reiškia joje nieko nėra. Tai turbūt yra retesnis atvejis matematiškai, bet gyvenime jūs labai dažnai naudosite tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, tuščias lapas, sąrašas žmonių, kurie serga, ne? Ir jis tuščias, nes niekas neserga. Tai yra jūsų tuščioje aibė. Tokių sąrašų galėtų būti daug, pavyzdžiui, žmonių, kurie nori atostogų Liepos mėnesį. Ir jūs pažiūrite, ir jūsų lapas tuščias, reiškia jūsų aibė tuščioji. Nėra nei vieno žmogaus. Tikiuosi, kad jums tapo šiek tiek aiškiau, kas yra aibė, kas yra poibis, kaip jie naudojami realiam gyvenime. O aš noriu jums priminti vieną labai svarbų dalyką, kad matematika turi būti be streso. Sėkmės ir iki.